aš padainuosiu dainų dainelę, aš dainų bernužėlis. Aš dainuoju, skleidžiu dainą aplinkiniams, dainuojant išreiškiu save, savo vaikystę, jaunystę, laisvę ir džiaugsmą. Gerbiami svečiai, miela publika, sveiki atvykę į ypatingą šventę. Gargždų muzikos mokyklos berniukų ir jaunuolių choro Klevelis 30-mečio jubiliejų. Esu Ignas ir kaip buvusiam šio choro dainininkui man patikėta vesti šį renginį, o kartu su savimi turiu nuostabiąją kolegę Emą. Labas vakaras, malonu jūs visus matyti. Šiandien čia susirinkome ne tik pasiklausyti muzikos, susirinkome kartu išgyventi istoriją. 30 mečius darbo, draugystės, kūrybos, kelionių, pergalių ir šimtų akimirkų, kurios skambėjo dainomis. Per 30 metų choras augo, keitėsi, ieškojo ir atrado. Scenoje šiandien išvysime ne tik dabartinius choristus, bet ir tuos, kurie šiam chorui atidavė savo laiką, balsą ir širdį. Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie prisidėjo prie šio kelio. Vadovams, choristams, koncertmeisteriai, tėvams ir visiems, kurie palaikė ir tikėjo. Jūsų dėka muzika šiame chore niekada nenutilo. Taigi, kviečiame įsipatoginti, atsipalaiduoti ir leistis į muzikinę kelionę, kurie apjungs 30 metų istorijų, prisiminimų ir neišdildomų melodijų.
Dėkojame Liaudies instrumentų orkestrui ir jo vadovėms Jūratei Jatulienei ir Kristinai Tverionienei. Paplokime dar kartelį. Taip pat scenoje pasirodo ir mažieji choro dainininkai, didelėmis širdimis ir dar didesnėmis svajonėmis. Jų dainose skamba džiaugsmas, nuoširdumas ir vaikiškas stebuklas. Kviečiame pasiklausyti ir pasidžiaugti jų pirmaisiais muzikiniais žingsniais. Akompanuoja Elena Tislenka.
buvo laikas, kai Lietuvoje prasidėjo berniukų chorų judėjimas. Daugelėje miestų ir miestelių kūrėsi berniukų chorai. Tuometinis mokyklos direktorius Vidutis Normantas sumanė Gargždų muzikos mokykloje suburti berniukų chorą. Kaip tarė, taip ir padarė. Mokykloje buvo įkurtas chorinio dainavimo skyrius berniukams. Chorinio dainavimo specialybė. Vadovauti ėmėsi choro įkūrėjas Vidutis Normantas. Kartu dirbti pakvietė ir Gžegožą Krušinskį, kuris tęsia choro veiklą ir šiuo metu. Daina tai daugiau nei garsas ir žodžiai. Tai jausmai, kurie randa kelią į kitą žmogų. Tai kalba, kurią suprantame visi, nepriklausomai nuo amžiaus ir patirties. Paklausykime, kaip kalba širdys. Skambės Klevelio atliekama daina Širdžių kalba. Akompanuoja Elena Tislenka.
respublikinių dainų švenčių dalyvis, nuolat dalyvauja akcijoje festivalyje Berniukai prieš smurtą ir narkomaniją. Nuolatinis respublikinio jaunimo chorų konkurso Mes Lietuvos vaikai dalyvis. Taip pat choras dalyvauja ir koncertinėse išvykose į užsienį – Latvijoje, Lenkijoje, Čekijoje, Austrijoje, Vengrijoje bei Kroatijoje. Skleidžia chorinio dainavimo tradicijas ir garsina šalių koncertais. O kur dar muzikiniai pasirodymai bažnyčioje, muzikos mokykloje. O dabar muzikinė dovana chorų jubiliejaus proga. Skambės akordeonistų ansamblio atliekamas kūrinys. O kitame kūrinyje ansamblis susijungs su choru ir atliks nuotaikingą dainą Kalvelis, sukurdami bendrą muzikinį sveikinimą.
Tariame ačiū akordeonistų orkestrui ir jo vadovui Vadimui Karnickiui. Skirkime dar plojimą. O dabar buvusieji choro Klevelio dainininkai pasidalins savo prisiminimais. Į sceną kviečiame pirmosios laidos chorinio dainavimo specialybės mokinius Mantą, Evaldą, Andrių Kučinską, Andrių Liutiką. Ir prieš 11 metų baigusius muzikos mokyklą Vytautą, Aivarą bei Lauryną pasitikime plojimais. Kokie vyrai užaugo? Kaip laikomės? Na tai leiskite paklausti, kokią dainą prisimenate labiausiai? Geras klausimas, iš tikrųjų. Na, dainos jau per tiek metų, tai turbūt atminty išblėso, bet liko labai geri prisiminimai. Tai kadangi nuo 1 klasės teko žengti šiuo keliu ir iš esmės kaip žiūrėdamas pati jaunąją kartą, tikrai matau, kad irgi turbūt nuo 1 klasės taip pat žygiuoja ir į muzikos mokyklą. Tai išliko tie prisiminimai, kad po 7 pamokų dar 4-5 valandos laukdavo muzikos mokyklai, bet tai buvo nuostabus laikas. Tai tuom ir labiausiai džiaugiuosi. Bet aš vis tiek pakomentinėsiu, tai kokią dainą prisimenate? Ar nei vieną? Aš atsimenu apie Vilnių ir stogus. Ja, buvo Vilnius. Ar buvo tokia daina mokytojų? Gerai. Tai klausiu jūsų, koks atsitikimas liko įsimintinas? Net negaliu pasakyti, buvo daug atsitikimų, daug įvykių. Aš nežinau, turbūt baigti kaip pirmąją laidą, tai buvo turbūt pats įsimintiausias atsitikimas. Baigiam, visi susirinkom dabar čia, visi pagražėję, paaugę truputėlį. Kas suplatuvo, labai džiugu. Ačiū jums. Padrasinkim dar. Kuo esate vardu? Aivaras. Aivarai, koks buvo gražiausias momentas chore? Ar įsimintiniausias? Įsimintiniausias? Taip. Iš tikrųjų, tai pagalvojus dabar net nepasakyčiau. Bet turbūt įsimintiniausias dalykas per visus tos metus buvo kelionės. Jo. Kroatija, Lenkija ne vieną kartą, Latvija. Iš tikrųjų visų kartų neišvardinsiu, visko neatsimenu. Ačiū labai, kad duotumėt. Klausiu jūsų, kaip choras paveikia jūsų asmeninį gyvenimą ar pasaulėžiūrą? Sakyčiau, teigiamai. O kaip teigiamai? Tapom drausmingesni. Čia turėtume dėkoti mūsų vadovams, tai Vidučiui Normantui. Būdavom sustatyti, suriktuoti ir mokytojui Džegužui. Tai tas. Gerai, dėkui jums. Ar buvo momentų, kai norėjote mesti lankyti muzikos mokyklą? Jeigu taip atvirai, tai tų aplankymų, kad mesti muzikos mokyklą buvo turbūt 1000 kartų, bet mano mama labai aiškiai pasakė, kai atsimenu nuėjom muzikos mokyklą, į pirmą pamoką, sakykime, tai buvo pasakyta, jeigu pradėsi lankyti, negalėsi mesti, kol nebaigsi. Tai visi tie, sakykime, nusukimai, nedaimai, jų tikrai buvo N kartų. Tikrai mokytojai tiek Vidutis, tiek Žegužas atleisdavo, bet jeigu jau labai nenueidavau, pranešdavo mamai, tai tikrai nueidavau. Ačiū labai. Ne ir paskutinis, bet man atrodo, kad geriausias klausimas. Dėl ko labiausiai erzindavo choro vadovas arba dėl ko vadovas pykdavo? Dėl nedrausmės, aš galvoju, daugiausiai pykdavo. Tai tikriausiai nedrausmingiausias buvo.
Toks išdykęs. Nesinori. Matosi. Gerai, ačiū Jums. Pablokime mūsų buvusiems choristams, galite užimti vietas. Aš pasinaudodamas progą iš tikrųjų nuoširdžiai noriu padėkoti visai muzikos mokyklos bendruomeniai. Tikrai nelengvą kelią nuėjom ir buvo nelengvi ir laikai, dabar kai pagalvoju, tai gyvename tikrai žymiai geriau, bet tada reikėjo įdėti labai daug pastangų ir labai džiaugiuosi gerbiamo tuomečio direktoriaus Vidučio Normanto darbo ir gerbiamo Žegužo. Iš tikrųjų tai begalinės pastangos tam, kad choras išliktų, tam, kad gautume, kaip sakyti, aukščiausio lygio kvalifikaciją. Ir kai pagalvoju, kad turbūt 1000 investuotų valandų, 1000 nuvažiuotų kilometrų, pamatytas pasaulis, tai yra didžiausia dovana, kurią galėjote padovanoti mums. Tai nuoširdžiai Jums dėkoju. Gerbiamas Vidutį, gerbiamas Žegužai, Jūs labai sveikinu, kad tęsit toliau choro veiklą ir džiaugiuosi to be galo. Karštai turi kuo didžiuotis. Ačiū Jums. Lojimai. Ačiū Jums, vyrai. Išlydėkime šios drąsius, išauklėtus vyrus. Aš įsitempsiu, kadangi Lietuvos Respublikos Seimo narys dabar iškeliauja, aš norėčiau pasakyti, padėkoti jam už finansinę paramą rengiant šitą koncertą mūsų chorui. Ačiū Jums. Tai mano buvęs mokinukas. Labai Jums ačiū. Chorą pasveikinti atvyko ir muzikos mokyklos merginų choras bei jų vadovė Danguolė Gerdauskienė. Tad dabar Klevelis ir merginų choras atliks kelias bendras dainas. Pirmoji Baltas paukštis. Daina apie viltį, svajones ir laisvės pojūtį. Kviečiantis pakilti virš kasdienybės. Antra daina Mūsų dienos kaip šventė. Ji kviečia sustoti, apsidairyti ir pamatyti, kad kiekviena diena gali tapti švente, jei ją gyvename su meile, viltimi ir dėkingumu. Tegul šios dainos įkvepia džiaugtis tuo, ką turime, čia ir dabar. Akompanuoja ritmo grupė, vadovas Vaidotas Rūkas.
Dar kartą paplokime mūsų merginoms. Ačiū joms. Jubiliejinis koncertas šiandien ypatingas ir todėl, kad prie berniukų choro prisijungė ritmo grupės vyrai, kurie sutiko kartu kurti šią šventę. Jų energija, muzikinė patirtis ir gyvas skambesys suteikia dainoms dar daugiau spalvų. Ačiū, kad esate kartu šią ypatingą akimirką. Grupė atliks dainą Vėjas man pasakė. Solistė Neringa Teresė Rusytė. Paplokime. Kaip pilka kregždutė padangėm nardo, jai labai pavydžiu šitų kelių. Vėjas man pasakė vien tavo vardą, bet tave surasti aš negaliu. Skaidriom naktim kapsiu savo ežerų, sapnuos matau žiburių žarų. O kaip arti čia susirenka keliai, kokie karšti žemės spinduliai. Kaip pilka kregždutė padangėm nardo, jai labai pavydžiu šitų kelių. Vėjas man pasakė vien tavo vardą, bet tave surasti aš negaliu. Man dažai pasakė vien tavo vardą, bet tave surasti aš negaliu. Kaip pilka kregždutė padangėm nardo, o kiek daug pasauly klaidžių kelių. Skaidriom naktim kapsiu savo ežerą, sapnuos matau žiburių žarų. O kaip arti čia susirenka keliai, kokie karšti žemės spinduliai. Kai pabandau aš iš sapno gilumo, neberandu žemių tylumos. Aplink jaučiu ir pasaulyje atstovai, kaip paslapčių groja man žemė. Kaip pilka kregždutė padangėm nardo, jai labai pavydžiu šitų kelių. Vėjas man pasakė vien tavo vardą, bet tave surasti aš negaliu. Man dažai pasakė vien tavo vardą, bet tave surasti aš negaliu. Kaip pilka kregždutė padangėm nardo, o kiek daug pasauly klaidžių kelių. Kovos miškuotės negalėjom numirti, sapnuos miškuotė takai šilti. Skubėk, skubėk, tačiau žarų priryt, kalbėk, paslapti ėmė. Pabūsiu tau aš iš sapno gilumos, atskrisiu tau vėjų virš dainos. Vėl žvaigždute tau šiltėsiu amžinai, vėl žvaigždute tau džiugesiu.
Mėly svečiai, šiandien mūsų širdis pilnos džiaugsmo. Švenčiame choro ypatingą jubiliejų. O kokia šventė be tų, kurie kartu kūrė šios scenos istoriją, kurie kadaise garsino šį nuostabų chorą. Kviečiame į sceną buvusius choro dainininkus. Pasitikime juos karštais plojimais. Negailėkime plojimo. Plojam. Nuoširdžiai dėkojame kiekvienam, kuris prisidėjo savo balsu, laiku ir širdimi. Jūsų dėka choras augo, skleidė muziką ir garsino mūsų bendruomenę. Kiekvienas iš jūsų palikote dalelę savęs, dainose, tradicijose ir prisiminimuose, kuriuos branginam iki šiol. Ačiū, kad buvote, ačiū, kad esate ir linkime, kad muzika jūsų gyvenime skambėtų visada. 30 mečiai muzikos, draugystės, bendrų repeticijų, koncertų ir nepamirštamų akimirkų. Tačiau šios istorijos nebūtume sukūrę vieni. Kiekviena diena, kiekvienas pasiekimas, kiekviena nata - tai mokytojų, kurie kūrė, vedė, palaikė ir tikėjo šiuo choru nuopelnas. Kviečiame į sceną mokytojus. Plojimais pasitikite Jolantą Laurinavičienę ir Danguolę Gerdauskienę, daug metų dirbusią su kleveliu. Nijolę Usevičienę, mokinusią berniukus vokalo subtilybių. Negailėkime plojimų mokytojams. Irena Nižinskienė, Laima Kurlinkienė, Teresė Maslauskienė, Romualda Kiutį, Konstantiną Usevičių, Justą Katauskį, Petrą Katauskį, Stanislovą Adomavičių ir Jolantą Gudavienę, mokinusius jaunuolius groti. Dalę Šerkvietytę, vedusią muzikos istorijos pamokas, bei Violetą Jokubaitienę, taip pat vedusią muzikos istorijos pamokas ir per 30 metų lydėjusią bei toliau lydinčią chorą į visus renginius Lietuvoje ir užsienyje. Plojame! Taip pat kviečiame į sceną koncertmeisterę Eleną Tislenką, kuri daug metų nenutrūkstamai akomponuoja šiam chorui. Per visą šį laiką be jos nebuvo nė vieno koncerto. Ji neatsiejama šio choro dalis. Jos muzika, palaikymas ir buvimas scenoje tapo berniukų ir jaunuolių choro pamatu. Kviečiame buvusi mokinį bei choro dainininką Ernestą Averkiną, kuris baigė studijas, įgijo magistro laipsnį ir pradėjo kartu dirbti su choru. Negailėkime plojimų visiems mūsų mokytojams. Šiandien su gilia pagarba ir dėkingumu susirinkome pagerbti žmogų. Žmogų, kurio pasišventimas muzikai, bendruomeniai ir kūrybai buvo neatsiejama choro kelio dalis. Į sceną kviečiame choro įkūrėją Vidutį Normantą, pasitikime audringais aplodismentais. Dėkojame už jūsų viziją, kantrybę ir neblėstančią meilę choriniai muzikai. Jūsų pastangomis užaugo ne tik stiprus kolektyvas, užaugo ištisa muzikuojanti bendruomenė.
Ši sukaktis yra įkvėpimas tęsti jūsų pradėtą darbą. Tad dėkojame, kad palikote ryškų, prasmingą ir ilgalaikį pėdsaką mūsų kultūroje. Jūs visada būsite šio choro istorijos dalis. Dar kartą garsiai plojimai. Čia tikrai sunku ir kalbėti, bet istorija yra istorija. Pradėjom mes čia, bet yra tie, kurie pradėjo su manim kartu ir pražygiavom kiek metų jau. 30 metų. Ir labai malonu, kad tiek 30 metų išsilaikė tas kolektyvas, neiširo, brando, keliavom, dainavom, kiek jau sugebėjome. Aš ilgai nenoriu kalbėti, todėl kad pavargo jau čia mano dainininkai. Noriu palinkėti ir padėkoti buvusiems savo choristams, dainininkams, kurie labai sąžiningi buvo. Bijau pasakyti, kad labai, bet jau. bet buvo, kaip čia dabar peisai. Čia labai gerai, čia mes labai gražiai bendravom, keliavom ir noriu jums ir ateities palinkėti, neužmirškite dainos, neužmirškite chorų ir sėkmės jums. Ačiū jums plojimai dar kartelį. Na ką, jungtinis choras atliks dainą ant kiekvieno kalnelio. Tai daina primenanti, kad kiekvienas žmogus turi savąjį kalnelį. Vietą, kur sustojame, atsikvepiame, prisimename, kas esame ir iš kur vėl drąsiai leidžiamės į gyvenimą. Tad atraskime savo kalnelį, tą vidinę aukštumą, kurioje spindi šiluma ir tikrumas. Jungtiniam chorui diriguoja Vidutis Normantas. Dievas
kad aš čia truputį juos pamaišiau, bet jie sugebėjo sudainuoti, maišėmis visi, bet gerai buvo. Tikri profesionalai, kuriuos auginate. Ačiū Jums, dar kartą audringi aplodismentai. Na, o dabar sveikinimo žodį tarti noriu pakviesti gerbiamą Gargždų muzikos mokyklos direktorę Danutę Ruškytę. Pasitikime plojimais. Labą dieną. Noriu pasakyti, kad aš ne viena, su pavaduotoja. Ir aš labai gerai prisimenu, kaip mes kavą gerdami kažkada prieš 30 metų su direktorium fantazavome, kaip būtų gerai tęsti vyrų dainavimo tradiciją. Nes tuo metu, prieš 35 metus, Gargždai garsėjo vyrų chorais. Ir daugumai jų vadovavo mūsų buvęs direktorius. Taigi, ir aš labai džiaugiuosi, kad atsirado entuziastų, vaikų, tėvų, kurie pradėjo šitą tradiciją, o dabar dar norėčiau pasakyti, nugi gražu, kai šitiek daug jūsų, kodėl jūs negalite ateiti visas repeticijas suaugę, su savo vaikais, bus laikas ir anūkai. Iš tiesų, tai dar kartelį noriu pasveikinti visus su gražiu choro jubiliejumi, palinkėti jum, žinoma, skambių dainų, daug kelionių, nuotykių, įspūdžių ir įteikti padėkos raštą berniukų ir jaunuolių chorui Klevelis už rajono garsinimą Respublikoje ir užsienyje ir aktyvią koncertinę veiklą 30 metų jubiliejaus proga. O dabar žodis suteikiamas ilgamečiui pedagogui, berniukų ir jaunuolių choro Klevelio vadovui Gžegožui Krušinskiui, kuris savo entuziazmu ir meilę choriniai muzikai stiprina Gargždų muzikos mokyklos tradicijas bei padeda jauniesiems dainininkams atrasti ir tobulinti muzikinius gebėjimus. Žodis Jums. Gerbiamas maestro, gerbiamas mano mokytojau, Vidutis Normantas. Labai didžiuojas, kad kadaise direktorius man patikėjo tęsti mūsų choro tradicijas. Choras, galiu didžiuotis, kad choras gyvuoja. Choras augina mažuosius vaikučius į didelius vaikus. Choras niekada nenutruko skambėti, choras repetuoja, choras dainuoja, patiria sėkmės, nesėkmės, bet tai yra tik smulkius. Bet mes esame, paplokime choristams. Ačiū labai savo buvusiems vyrams. Labai jums ačiū, kurie atvykote pas mus. Šiai dienai mūsų chorą baigė 104 mokiniai. Archyvas taip sako. Bendravau su 65 mokiniais, savo mokiniais, bet dėja, kiti negalėjo atvykti be kitų priežasčių. Ačiū Jums, kad esate skambinamas Jums, aš visuomet matydavau Jūsų jaunus veidus. Ačiū mokytojams, kurie kartu dirbo, kurie kartu sekė muzikos keliais. Gžegožas vienas iš mūsų skyriaus mokytojų. Taip pat, tai mes, ateikit, mes tikrai pinčiai. Mes jau beveik viena šeima, nors mūsų šeimos čia irgi sėdi, bet mūsų skyrius labai draugiškas, labai gerai sutarė, labai gerai dirba.
dirba ir šitie vyrai šiandien labai daug pastangų įdėjo ir mes norim pasveikinti ir palinkėti, kad dainuose atsirastų dar skambesnių natų, dar didesnių svajonių ir dar daugiau kelionių. Sveikinam. Ne. Aš noriu padėkoti tiems žmonėms, aš pirmiausia noriu padėkoti savo kantriems chorinukams, dabartiniams chorinukams. Mes labai kantriai daug repetavome. Jie labai tenkino mano visas užgaidas, aš kartais ir pykdavo viską, bet paskui aš atsiprašau labai jūs. Taip, norėčiau padėkoti žmonėms, be kurių nebūtų įvykęs šis koncertas. Noriu padėkoti kanklininkų ansambliui ir Jūratei Jaturieniai, Kristinai Dvejonienei. Norėčiau padėkoti Vadimui Kardickui, akordeonistų orkestrui. Norėčiau padėkoti merginoms. Norėčiau padėkoti Danguoliai. Labai noriu padėkoti šitiems vyrams keturiems, kurie tikrai be jų neįvyko tas koncertas, nuoširdžiai kūrė šį pasirodymą. Marijus, ačiū. Vaidotai, ačiū. Antanai, ačiū. Mykolai, ačiū. Tukstai, kur esi? Ačiū ir tau širdingas. Noriu padėkoti taip pat žvaigždėms, garštų pakol kas, Ignai ir Emai. Žvaigždutės garštų, ten netrukus jie mano duotas tikros žvaigždės. Ignas mano mokinys, į pirmą klasę atėjo, aš pagalvoju, Dieve, kaip aš su juo dirbsiu. Bet metai bėgo ir jisai stulbinančiai keitėsi ir prašau, aš didžiuoju savo mokiniu. Ačiū labai Tadui Jakui, Klaipėdos muzikinio teatro solistui, kuris netrukus dainos mums, mūsų mokinys irgi. Ačiū laikraščiui Banga, ačiū kultūros namų direktoriai, kultūros centro direktoriai, Vaidai Skudienė, už patroną. Ačiū jums labai. Ačiū Egilijai, ačiū Donatui. Už įgarsinimą. Valio, vyrai labai daug dirbo. Ačiū Ernestui. Aš dar pažiūrėsiu, kam nepadėkojau. O dabar svarbiausiai, padėka jums. Jūs neįsivaizduojate, kokią per visą šį pusantros valandos, kokią šilumą skleidėte čia. Kai čia buvo šilta nuo jūsų šypsenos, nuo jūsų gerų emocijų, nuo jūsų aukių. Pažiūrėkit, kokios jūsų akys yra. Tai yra fantastiškai. Ačiū jums. Ir atėję į namus, jūs prasineškite bent dalelę mūsų Lėlelio choro koncertų. Ačiū jums. Ačiū jums. Metai bėga, bet dainos išlieka. Daina berniukai, tai prisiminimai, juokas, iššūkiai ir akimirkos, kurios mus suformavo. Šią dainą norime užbaigti jubiliejų taip, kaip ir pradėjom savo kelią. Nuoširdžiai ir iš visos širdies. Dainuosime apie mus, apie tai, kas buvome, esame ir liksime. Akompanuoja ritmo grupė. Solistas, buvęs choro mokinys, o dabar Klaipėdos muzikinio teatro solistas Tadas Jakas. Diriguoja choro vadovas Gžegožas Krušinskis. Garsiai plojimai.
scenoje skambėjo ne vien dainos, skambėjo metai, pastangos, draugystė, atsidavimas ir meilė muzikai. Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie kūrė ir kuria šią bendruomenę. Vadovams, koncertmeisteriai, organizatoriams ir žinoma, jums, mūsų klausytojams. Be jūsų šis vakaras neturėtų tokios prasmės. Tegul muzika ir toliau mus jungia, įkvepia ir primena, kad gražiausi dalykai gimsta tada, kada balsai susilieja į vieną skambesį. Ačiū ir gražaus jums likusio vakaro. Ačiū jums, ačiū chorui ir ačiū vadovui. Audringiniai aplodismentai paskutinį kartą. Oi, ačiū, galvoju, kas čia atėjo. Matyta tokia.